Nesąmonė. Aš visą purtus nuo nuovargę, man galva plyšta, aš nesuvokiu, aš iš vis nesuprantu, kas čia vyks. Ir taip, ką jos leido ir kiti leido ir ką meluot leidžia, ir ką pažydinėti ir kaip čia viskas neteisinga. Aš nekalbu, aš norėjau nors biškai bandyti užmigti karočią, kad kažką sugebėt mąstyti ir daryti. Dailūžų, kur gulin. Nei seks ant juos daryta, nei kartą. Nei ant juos šokinėta lambada, kažkokia vieną kartą buvo sustojus. Aš šokės. Aš suprantu, yra sveikų žmonių protingų, kurie gali kažką pasakyti. Va tokie išgama su svoriu gali dėti naku, ne 100 kilų nėra didelis svoris, daug jie vyrų tokių svorių yra. Ir lovos nuo jų nelūžinėja, ble. Nieko neypatingas tos svoris, kur ar lūkiniai. Nu, aišku, ką gintis esu įsigimėlių gvardija. Aš nepastebėjau, kad čia protingų mažai ir jie dažniausiai tyli. Puikiai žinai, kad planų nėra ir negali būti tokia situacija. Ypač po visko, ką patyriau. O dabar aš net nesuvokiu, kaip man pamiegoti. Kas nesąs, būtent dabar. Aš šokės, aš taip buvau šokė. Bet nors kiek kažką bent jau iš vis minimaliai galvo daryti, man reikėjo pamiegoti, dabar aš iš vis nesprantu nieko. O tu manai, kad nemiegoja žmogus kažką gali daryti, išgama. Susikištos reikalus iširna padugnė. Padugnė dar viena. Yra nors vienas, kuris turi smegenų. Čia, be manęs. Kuris gali kažką protingą pasakyti ar padaryti. Ne visus, o padugnės. Nu, tai kas rašo, tai kaip višipės smegenį. Likštinės išsigimėlį, nu. Taigi atkentėsit irgi. Man dabar pridavinėt lovą. Literis ant balto ponio buvai dingęs vakar kažkur dabar, tai ko čia išlindai? Pasvaigt kokį šūdą. Man iš vis smegenis nevyko, aš noriu nors biškai pamiegot, bet dabar tai apšio šokės. Aplamai iš to, ką leido tos varlas, aplamai iš to, kas sugebėjo meluoti, dėl to nuosprendžia, kas nuteista, kas išteisinta, aplamai ble dėl visos neteisybės per visus galus ir aplamai, nachai. Vienam pamagoti negali, aš nesuprantu. Nors vienas turi protą, kuris gali logiškai sakyti, kaip lova gali taip plūšti šor. Labiau, kad jos nieko rimto nedaryta, dain jauna. Nu taip, gal čia brokas kažkoks, kaip būtent man viskas turi nutikti. Ir aš nepalsėsiu, išpratėsiu, arba čia specialiai kažkas padaryti. Ne visai per vidurį. Ir labiau, ką aš galiu. Ne per pusę, per trečdalį. Ne per pusę, per trečdalį. Žinai, aš gulėjau, net nejudėjau. Sakau, nei seksą čia daryta, nei šokinėta dar kada, plus net metų nėra, aš nepagaunu kampą. Sakyt, kad svoris per didelis, sako psichiniai ligoniai. Mano svorio žmonių dahoje, ypač vyrų. Neiškrito, su mesom išlūžo. Gulint tiesiog lūžo. Su mesom visom. Per trečdalį dar su mesom. Aš nešokinėjau, aš tik buvau atsistojus, blėt. Vieną kartą. Ai, aš talentą padėsiu. Tik kad neslūžus jokia kėdė. Yra kažkur čekis, yra kažkur garantija. Man dabar pamiegoti reikia. Ir neaišku, kada iš buto išeis, aš dabar lovą keitaliosiu. Negana to, kad čia palsėti reikia, aš vis nesuprantu, kad to teismu buvo ir su visom tom durne. Aš dabar pamiegoti. Kurva, aš negaliu, kiek nesvarbu čia jūs. Kurva. Nesuvok. Ką tu sugalvosi, kad lovai išlūžus su mesom kažkokia sofa. Da, kad šita dalis nusileis, tu tada nusileidži. Ai, nusileidži, nu karo. Čia nesutvarko, manachai. Dar apie svorį šnek durniai. Kokio čiužnė, jeigu čiužnės... Prie ko čia sofa yra? Kokio čiužnė? Jūs nesveiki, dar ant čiužnė, sako, išgamas kurva su 3 išvaržom, nachai. Ir artritu, blė. Aš nuo to čiužnė neatsikelsiu, išgama. Pamiegojus, blė. Su 3 išvaržom ir artritu, blė. Lamai čia viskas nesuvokiama, aš turiu nors biškai pamiegoti, karočią, kad kažką sumastyti. Tai paaiškinimų logiškų nėra, kaip lova galėjo sulūžti. Brokas, man tai čia magija kažkokia. Arba specialiai buvo kažkas padaryta. Blėt, a jūs rimtai? Aš esu be miega ir be nervo, mano situacija nesuvokiama ir viskas nesuvokiama. Aš nežinau, kas bus su būtų, bet kad aš neturiu nieko, kur eiti, aš neturiu jokių planų. Su teismu nesąmonė, su persikėmis nesąmonė, su visko nesąmonė, blėt. Ne, šiandien jaunatis prasidėjo. Ir dar lova lūžta, blėt, nei tema. Sako, pohui, blėt. Žmogus nemiegoja spurtas, blėt. Dar apie svorį šneka, debilai, kai mano svoris iš vis nachai. Pilna žmonių su tokiu svoriu lovos nelūžiniai daunė, blėt. Visi normalus vyrai tokio svorio, blėt, didesnio. Sako, daunai šiaip vadini. Dar sako, pinigų turi pedofilę nachai su pista nachai. Pinigų turi, išgama. Čia mano motina iš vis nemiegodavo, blūdydavo, nes negalėdavo užmigti. Jos lova negana jos mirtininkų, palaukda, būsi čia apkalę. Pirma jos mirtininko lova, antra pilna dulkių ir senovinė, trečia ten ir taip stuburą susukdavo, o ketvirta per motinos nakties mirtį prieš laidotuvės aš lūžau viena.
Prieš motinos laidotuvės aš įlūžau į aną lovą, aš dabar prisiminiau. Valygiai taip pat. Gulėjau ir tą rytą, kai turėjo būti laidotuvės, aš įlūžau ten gulėdama tiesiog. Ir dabar va taip pat įlūžau. Ten ir įlūžau. Sakyti, kad dėl mano svorio įlūžo lova gali psichinį ligonį, nes mano svorio žmonių yra dachuja ir lovos nelūžta. Aš sveriu 100 kilogramų. Yra nors vienas normalus nachai, kuris suvokia, kas vyko. Matau, kad ne, išgama. Normalų vyrą matei, karočią, nei vienas net lemputės nepakeitė. Aš puikiai suprantu, kad buvo brokuota, aš puikiai suprantu, bet kažkas surrealistiška kažką, nes aš niekada nebesuvokiu. Ir man net pamiegoti. Viskas šiandien buvo nesąmonė, viskas yra nesąmonė, sapnas yra nesąmonė, viskas, kas padaryta nesąmonė, kas net nesuvoks situacijos, blėt. Mano sapnas yra nesąmonė ir aš nejuokauju. Lygiai taip pat iš oro įlūžau į motinos tarybinę lovą, kurios norėdams nesulaužęs. Gulėdama tiesiog, nes vieną naktį ten norėjau gulėti. Prieš jos laidotuvės, tą rytą, parečiais. Ir valygi dabar nei tema, aš gulėjau, blėt, ir įkritau sulūžus. Ir kieno dabar laidotuvės? Išau, kad gali įeiti. Čia visko gali būti. Čia nežinosi, žiūrėk varną. Jo nemokamai atiduoda lovą, dar papizė. Žodžiu, žmogus nežino, kur gyvens. Kad nemokamą lovą gauti, dar reikia turėti mašinas, transportus, vyrus, kurie užneštų, jiems sumokėti gridaisiais, ieškoti, pistis ir dar neapsitriochinti. Ypač, kai nežinai, kur gyvens. Nesvarbu, vadinasi, nieks nėra baldų jame nemokamai. Jis tikrai nepasinaudos tą progą, blėt, kad kažką pridirbti. Jo kita dalis sveika, bet tikrai nesivarto hiperaktyvus miegodams lovai ir nenusiridams. Gerai, nesvarbu. Iš vis nėra kas logiškai mąstytų ir ne tik logiškai, bet protingai, ir suvoktų situaciją. Aš šitai jau. Aš tik čia kalbėdama prisiminiau, nes tą minutę, kai aš lūžau ir kai kritau, aš prisiminiau, kad tai jau buvo. Ir tai rimtai buvo motinos laidotuvių išvakarėse. Nes nežinau, kodėl aš sumašiau miegoti jos lovai, kuri tarybinė ir stipri. Ir jos vietoje buvau ir lūžau tiesiog, nejudėdama. Nenorėdams neslaužėsi. Ir lygiai tas pats jausmas buvo dabar. Prieš šios laidotuvės buvo. Kas čia vyksta, aš šiandien mačiutę sapnau. Nesvarbu, nieks nesupranta, kas vyksta. Parašiniai, bilė rašinėti nesąmonės. Negana tos persiekė, negana tos melava, kad dėl vaiką nuteista, kai išteisinta. Negana nežinia, kas čia bus ir triumfuoja melas ir blogis ir rujuavimai. Negana nežinau, kur eisiu, kaip eisiu, norėjau pamiegoti, kad bent kažką susiorientuoti, pasižiūrėti daiktų. Karočią pamastyti ir karočią neaišku, ir kaip ką norėjau nors biškį pamiegoti, tik su nenorėjau privaloma, kad neišprotėčiau, blėt. Tai dar įlūžau, blėt. Nešakinėjau aš tų lovų, ką jūs šnekat, vieną kartą užlipus buvau, tai ant lovos užlipti nebegal. Jie nesveiki yra. A jūs matot? Tipo bairis? Tipo normaliai? Tai va tipo normaliai, blėt. Tipo normaliai, nauja sofa, blėt. Gulint eiktų savo kaip normaliai, blėt. Einu aš parūkyt, blėt. Pyzė, čia nieka, čia normaliai, ne? Gulint, čia labai normaliai, ble. Kaip motinos, aš nebepainu, man šitis klatojas manovargė. Ypač kai motinos lovai tas pats buvo, ble. Prieš laidotuvės. Laidotuvių išvakarėse, kai sumačiau slovai mėgoti. Tai viena debilė, kurva. Sakyt, kad nuo svorio ir storą gali psichiniai ligoniai, kurios reiktų izoliuoti. Mano svorio žmonių daug, ypač vyrų, ir daug didesnė svorio. Mano svoris toks nėra. Ir matant, galvot, kad mano kažkoks svoris toks yra liga psichinė. Tikrai psichinė liga. Šitokias nesąmonės skleidė. Tikrai yra psichinė liga. Tai aš iš pradžių prisiminiau motinos lovą, bet po to galvodama aš prisiminiau, prie ko čia varšti dabar. Lova yra nauja. Motina ją nupirko rugpjūtį. Kitas dalykas, prie ko čia varšti, jeigu lūžė iš mėsų, gulint lovai, ble, nejudant nachui. Kitas dalykas, motinos lovos akus lūžo, kad aš sumašiau po mirties prieš jos laidotuvės miegoti ir lūžo irgi nejudant. Tai taip poros miega lovose, tai jau aišku, kad būna mažiausiai 100 kilų. Bent popėm sveria ir tai, blėt.
Nu, iš mėsų išlūžo. Iš mėsų ir dar tas trečdalis vidury ir iš mėsų. O aš gulėjau, ble. Jeigu sofa būtų neskirta miegoti, jinai neįsilankstytų. Nes įsilankstančios skirtos miegojimui. Tai ką čia lojat nesąmonės? Aš nežinau, kaip man pamėgot, ką man daryti. Aš nesuvokiu nieką, aš taip nesuvokiu nieką. Dar viena pusgalvė, nachai. Bet žiūrėsia, kai aš kalbant prisiminiau, aš net motinos lovą mėgot, nes ten įlūžus, kai sužinau, ką laidotuvės, ką mirė, aš nežinau, norėjau su ją būt ir aš mėgau jos lovui, palaukit, dabar man dar įdomiau, ir aš įlūžau jos lovui gulėdama, kuri tarybinį negalūžti. Ir dabar lygiai taip pat įlūžau, nei temą gulin. Ir dar žiūrėjau tokį video. Aš bandžiau palsėti, nes nieką nepamėgojus nepadarysiu, karočią. Dabar idiotė, blėt, gulėjau. Karočią. Ir man išmetė video, kur vaikų teisės darė reidą pas kažkokią vaikų anglišką video, man išmetė tik toks nei tema, kur vaikų teisės darė reidą pas kažkokius globėjus, darželį, kažkokį. Ir rado garsus, rado Rusijai 25 vaikus paslėptus. Aš jau bandau užmigti žiūrinį temą tą video, kad nemastyt, karočią, ką palsint smegenis ir pys lūštų, nahui, kaip prieš motinos laidotuvės. Aš nejuokauju, aš galiu parodyti tą video, kur buvo man išmetęs tik toks. Kad tipo vaikai Rusijai paslėpti buvo, ten kažkur reidą padarė. Ir dar svarbiausia, aš taip lūžau prieš motinos laidotuvės. Nu, kažkokia amerikoniš, sen angliš, nežinau. Nei tema man išmetė ir pys lūžtų, vos infarktas neištika. Nei aš daviaus ant tos lovos, nei ką, blėt, nei dar ką. Tu ten tokia boba išvirtusiam akim ir tokia stora buvo. Reiškina, nieka nėra, ta policininkė nepasidavė. Ar kas ten, kad girstos, susikvietė pastiprinimą, ta melavo karusė nėra. Ir aš jau nebemačiau, kom baigęs nesilūžau, nahui. Tai gal kažkur kažkas įlūž, nesuprantu, man dabar gyventi reikia. Negana, aš nežinau, su teismais nesąmonė tyčias, negana varlas toliau persekioja dar nusikaltimus, negana meluoja, kad dėl vaiką nuteisė, kai išteisino, nuteisė dėl šmeižto ir dėl teisėjų žaidimą. Karočią, negana, čia irgi, jeigu man nebūtų persekiojimų ir galėčiau gyventi, man puhu tos probacijas, man puhu, aš taip niekur nesivalkiau niekada gyvenime. Ir taip namie ištisai sėdžiu. O su tais atidirbimais irgi kurva, kai nusišnek, blėt. Bet ką persikau, žinai, kur gyvenė, aišku, kada išmesti, aišku, ką aš turiu paliekoti, kad kuprinę susikratą, aš nežinau, ką daryti, karočią. Ta dar žveng nesąmonės, ten meluoja, kad dėl vaiką nuteisė, ten tą lovą, ten sulūžusią, lovą, dabar tą lovą, blė. Kokį pareiškimą, kad dėl šmeižtą sodinti turi turėti mokamą advokatą, nesupranti, kad čia civiliniai ieškiniai. Jie naudojasi, kad aš neturiu advokatą ir pinigų, nieks neusim tokiais dalykais, šiaip su policija, durkstu. Čia reikia turėti pinigų tam. Todėl jie taip ir daro, blėt, nežinau, kad aš neturiu jų. Ir turiu krūvą mėšlą problemų, blėt. Taip ir daro, blėt, nežinau, kad aš neturiu jų. Ir turiu krūvą mėšlą problemų, blėt. Tas smegenų turi. Tu neįsivaizduoji, kiek aš prašęs pareiškimų. Net tame esmė dabar. Nu, jie įsipisinė į Dianą ir jie nesuvok. Per visus situaciją ir man dabar svarbiausia, aš nesuprantu. Karolina, Dieve, ar tu matei, kas man atsitiko? Ir man baisiausia, kad aš dabar, kai galvau, ką reikia nukrausyti motinos lovą ir mėgoti joj, prisiminiau, kad aš prieš jos laidotuvės lūžau. Aš nežinau, kodėl tą naktį sumašiau mėgoti jos lovui, nes tipo jos ilgos, nežinau. Karočią. Ir aš prieš pat paryčiais įlūžau, gulint, karočią. Ir dabar, kurva, aš negalėjau nieką daryti, man reikia kažką daryti, sugalvot tvarkytis. Aš gulėjau, išmetė kažkokį vaikų teisę video reidą, kur vaikai Rusijai, kurva iš Amerikos. Ir aš savo ramiai gulėjau ir lūžau lovą, negana per trečdalį lūžą, dar iš visų mesų išlūžo naują lovą, kur rugsėjai motina pirko. Kaip prieš jos tas laidotuvės.
Aš nesuprantu nieko, kas vyksta, aš be pulsio, aš nervės stresai. Dar aš apie kažkokius svarus kurvą, nu, ne, kokiu ligoniu turi būti rašyti, kad 100 kilų žmogus nuo jo į lovų lūžą gulėdamas dėl svorio, blėt. Kai žmonės dviese gul virš 100 kilų mažiausiai. Kada būti lūžę, ne tik iš metų, čia kažkokia nesąmonė. Aš iš vis teismais teisingumų nusivylus ir visko nusivylus. Aš jam tas svarbiausių dalykų nežinau, kaip įspręs ir kas čia vyksta, blėt. Be pulso žmogus iš vis negali, blėt. Ir kalba iš vis į temą, blėt, juokinga tokie dalykai. Jūs nenorėkit rimtai susižalot, karočią. Nu tai mano tėtas sverdavo kokį 7 dėdę 100 kemį, nieks nelūždavo, blėt. Nejuokaukit, blėt. Pilna vyrų, kurie sver mažiausiai 100, blėt. Tai jie visi lūžti lovos? Ką jūs čia nusišnekat? Nesąmonės nusišnekat. Aš nieko nebesuprantu, nachui. Aš be pulsio nieko nepadarysiu, čia kažkokia mistika, nachui. Koks čia ženklas? Da, mačiute, šiandien aš atnau tą šaldytuvą, blėt. Dabar močiute viską tvarkait, nachui. Tai čia, gerai. Jeigu kalbant, nu, vapšia pohui dabar viskas, aš bandžiau palsins smegenis, neišėjo pamiegot, nu, kosmosas yra. Karočią, tai gal ratė? Taigi viskas įmanoma. Jūs manot, kas man padaryti ir kokie pinigai įsipainė ir kokios nesąmonės. Čia sunku tokie pinigai atrakinti, jo labiau, kad viršutinė sugadinta. Čia nesunku yra, blė. Kai vyks tokie reikalai, nejuokim. Čia nesunku yra. Nu jau dabar puhui, kas čia buvo ir kai buvo, ką dabar daryti. Kas nors realiai, ką nors suprant, Karolina. Karolina. Gerai, pirma mano asociacija su laidotuvėm, nes tai buvo prieš laidotuvės. Antra mano asociacija su magija, kad turėjo aišku būti blogiau, bet baigęs lengvai. Nieko man neatsitiko, nachai. Trečia, nesuvokiau, kas vyksta ir ką daryti, blėt. Aš vis kelis kas nesuvalgiau, aš bandžiau prisivers valgyti. Aš biškai pavalgiau, karočią. Tada bandžiau gulėti, pailsint smegenis, kad nors kažką nuveikti, karočią. Tada išmetė tą supustą vaikų teisų video su vaikais šastais rusynų kankintais, karočią. Ir aš lūžau tuo metu lovą, net pamačiau, kuom baigęs video, blėt. Tai specialiai turbūt ir norėjo, kad sužaločiau, bet įlinis iki nepavyko, man nieko neatsitika. Tik nebežinau, kur mėgos. Ir dar lygiai taip pat buvo prieš motinos laidotuvės, tiksliau parečiais, grinai buvo porą valandų iki laidotuvių ir aš lūžau, nachai. Ir Tai ką dabar laidosim? Puhui tas rautas, aš spėju. Tu daryk kažką magiško. Palauk dabar. Mane bent, kad mėgo dabar visų pirma reikia nuleisti tą dalį ir sukalt likusią tą dalį. Jeigu aš suspardau šitą ir sukrent, aš galiu nuleisti saną mėgo taip. A tu matai, kaip lūžo, ką tu parimsi, glučiai iš mesų išlūžo dar per pusę, blėt. Pusgalvę tu, blėt. Motina tikrai nenori, kad aš ten pišiu asilę. Glučiai iš mesų išlūžo dar per pusę, blėt. Pusgalvę tu, blėt. Motina tikrai nenori, kad aš ten pišiu asilę. Čia ne motina, nachui. Pusgalviai, nachui. Motina nevarytų jūs iš čia. Va. Tas neaišku, blėt. Lūža per čia ir dar iš mesų. A nematai, kai iš mesų lūžia, blėt. Iš mesų ir dar per čia nesąmonė, nachui. Čia tokių dalykų nebūn, čia yra nesąmonė. Ne tik iš mesų dar per šitą čia, kur, what the fuck, plus lova rugsėjai pirkta, rugpjūtį. Durns. Tai what the fuck. Da ką būčiau kruštus iš čia, aš nežinau, su 5 vyrais, nachui. Ar, blėt, šakinėjus, nachui. Kai nusišnek. Dieve, kaip nusišnek.
Prie ko čia dėdžia? O kaip man ją atkelti? Kad čia nusišneki, kaip aš ją atkelsiu per kokį galą? Kaip aš ją atkelsiu per kokį galą, blėt, pusgalvį? Šis įsikiš po apačią po šitų, kad aš galėčiau kažką daryti. Jeigu būtum virs nelinksmin, bandytum problemą spręstum dar vien Zavackis. Normalus įlaimin nelinksmin bobas, o dara kažką. Čia žiauriai yra čia nesąmonė. Ne tik per šitą dalį, bet dar va iš mėsų ten. Per šitą ir iš mėsų. Lova rugpjūtį pirkta. Aš gulėjau nahui. Tai tokių bairių nebūn, čia nesąmonė yra. Čia neįmanoma. Bus lyg viskas, kas neįmanoma. Eik tu ponė nahui supistas. Aiškinu dar kartą. Aš norėjau nurimti, nes aš beveik nemiegojau. Ir kad nors kažką padaryti, kas ir taip neįmanoma, ir nepadvėsti turėjau pamiegoti. Aš bandžiau pavalgyti, suvalgiau porą kąsnių. Norėjau kažką pasižiūrėti ir žiūrėjau nei temą tik togus, kad užmigti. Man išmetė video iš Anglijos ar Amerikos, kažkokio vaikų darželio ar kažko, kur buvo reidas ir rado Rusy 25 vaikus paslėptus. Ir norėjau pačiatkom baigėsi, piskrent į lovą. Sulūžo per visas, ir per pusę, ir iš mėsų. Ir svarbiausia, kai motina mirė, kai pranešė apie mirtį, turėjo būti laidotuvės, aš kažkodėl susimaščiau miegoti jos lovai. Ir kai aš miegau jos lovai, pareičiai sulūžau irgi. Lygiai taip pat. Aš nesuvokiu nieką. Aš nebesuvokiu nieką iš vis. Aš nesuvokiu nieką, nahai. Koks ženklas? Tai pasakyk, koks ženklas. Gulint negana čia lūžo, dar va ten lūžo. Iš mėsų ir taip. Gulint, ta lova yra nauja, blėt. Ir dar šneka apie kažkokius svorius, kai mano svoris 100 kilų, dahuja žmonių tiek ir dar dviese mieg, blėt. Ir dar dviese mieg. Ką jūs čia nusišnekat, blėt? Aš nebesuvokiu nieką, blėt, man viską per daug. Gal ir turi. Aš nežinau, kur aš gyvensiu, aš negana gal rytoj mane mes iš buto, aš nežinau, ką darysiu su visais tais teismais ir tais sprendimais, neteistis visus persekimais tiksliau. Ką vardas peska mane dėl vaiką nuteisė, kai dėl vaiką išteisina, nežinau, prokurors skūs ar ne, nežinau, kas bus nahai, aš turiu truputį pamiegoti, kad susipakuot bent būtiniausius daiktus, kažkokius dokumentus, jeigu mane mestų į gatvę ir išgert vaistų. Blėda, jūs suvokėt, aš nieką nesuvokiu. Dabar dačiai lūšiu, o tai bus bairis. Nu ir gerai. Aš nesuprantu, aš įsigandau. Negana taip pat su motinos lova buvo prieš jos laidotuvės. Tai dabar su šita. Ir man neišprotėt, aš viską vieno darau, tik įsipisiniai visi. Aš čia vyks, kol aš prašiau kortas. Nu, tu tai irgi pisiprotama. Neturėjau aš jokio laiko, turėjau ištisai terorizavę, persekiojimą, užpuolimus, problemas ir terorą. Neturėjau jokio laiko. Sunkio, ką? Nuo 100 kilų lovos nelūžta, tarybinės nelūžta, jos jo labiau gulint. Aš turiu pamėgot, kad neišprotėčiau, nors porą valandų pailsėti, kad kažką padaryti. Vienas dalyks yra. Neturiu čiužionį ir ant čiužinio aš nemegosiu ir negaliu mėgoti dėl savo stuburo. Vienas dalyks, aš prisiminiau, kaip lūžo motinos lova, lygiai taip pat iš oro, tą naktį, kai mėgau prieš jos laidotuvės. Kitas dalyks, aš prisiminiau, kai man lūžo lova ir aš Zavackio koliavaus ir prašiau atvažiuoti tvarkyti, nes aš dar Šiauliuose, kai gyvenau suėdintą kampą, aš traukiau tą, kad įsitiesti ir ištraukiau visą mechanizmą iš lovos ir nebegalėjau kišti ir aš jiems skambinau, kad važiuotų iš Panevėžio ir kištų, nes aš nepakeliu, neįsistato. Ir jis sakė, nevažiuos, įsikišk pati. Bet atvažiavo po valandas ir įkišo. Man viską buvo per daug, aš turiu nors biškis smegenis palisinti, užmigti, aš dabar iš vis nieką nebesprantu. Ir taip nieką nebesprantu, bet čia yra nenormalu, jūs bent suvokėt, kad čia yra nenormalu ir tokių stapimų nebūna.
Čia nesutvarkysi, kaip tu sutvarkysi, jeigu iš mesų išlūžė. Čia nesutvarkysim, labai sunkiai jie iš vis ištarabanėt visų pirma, reik laukan ir kažkokios kitos. Ir tai neaišku, kiek aš čia gyvensiu, blėt. Aš iš vis pasimetus. Vienas dalykas, juos tvarkyti neįmanoma, jie tik tarabanėt nachoj. Dieve mano. Aš nebesuvokiu, aš išprotėsiu, aš nieko nesuvokiu, tas visas neteisingums, visas nesąmonės, koks čia ženklas. Aš nesuvokiu nieką, nupochu, netame esmė. Apsivertęs taurius du, buvęs, pasimatymas neįvykęs, pralaimėjimas, nu. Man galva plyšta, aš nesuvokiu, aš iš vis nesuprantu, kas vyksta. Jų ir taip, ką jos leido ir kiti, ką meluot leidžia, iš ką pažydinėti ir kaip čia viskas neteisinga. Aš nekalbu. Žmėgti karočią, kad kažką sugeryti. Lūžų, krūva guli. Nei seks ant juos daryta, nei kartą. Nei ant juos šokinėta lambada, kažkokia vieną kartą buvo sustojus. Aš šokės. Nes man tai yra sveikų žmonių protingų, kurie gali kažką pasakyti. Va tokio oro gal dėti nako, nes 100 kilų nėra dėl svorio. Nieko neypatingas tos svoris, kur ar laukiniai. Nu, aišku, ką gintis esu psichai. Aš nepastebėjau, kad čia protingų mažai ir jie dažniausiai tyli. Ir negali būti racijai. Ypač po visko, ką patį. O dabar aš net nesuvokiu, kaip man pamėgo. Tai kas nesąmonė. Ir būtent dabar. Aš šokė, aš taip buvau šokė. Kad nors kiek kažką bent jau iš vis minimaliai galvo daryti, man reikėjo pamėgoti, dabar aš iš vis nesprantu nieko. Žmogus kažką gali daryti, susikišti širmą padugnį. Dar vieną. Yra nors vienas, kuris turi smegenų. Čia, be manęs. Kuris gali kažką... Ne. Nu, tai kas rašo, tai kaip smegenį. Šlikštinės išsigimėlį, nu. Taigi atkentėsit irgi. Tai man dabar... Vis ant balkonio buvai dingęs vakar kažkur dabar, tai... Ko čia išlindai? Pasvaigt kokį šūdą. Man iš vis smegenis nebėga kažnagut, bet dabar tai apšio šokės. Aplamai iš to, ką leido tos dėl to nuosprendžia. Kanta. Ir aplamai. Negali, aš nesuprantu. Nors vienas turpas, gal logiškas, gali taip plūšti iš oro. Jau, kad jos nieko rimto nedaryta, na, dain jauna. Nu taip, gal čia brokas kažkoks, kaip būtent man viskas tirna. Specialiai kažkas padaryti. Ne visai per vidurį. Ir labiau, ką aš guliau. Ne per pusę, per trečdalį. Ir žinai, aš gulėjau. Net nejudėjau. Seksą čia daryta neiššokinėta dar kada, plus nėra aš nepagaunu. Salis sako apsiginai, jei ypač vyru. Neiškrito, visom išlūžo. Gulint tiesiog lūžo visom.
Per aš vieną kartą. Kur aš talent padėsiu? Nesužus jokia kėdė. Yra kažkur tikis, yra kad jie man ar pamėgoti reikia. Ir neaišku, kada išbakiai taliosiu. Ne tokio račio palsėti reikia, aš vis nesuprantu, kad atėjau buvo ir su visom tom durnė. Kur aš negaliu, kiek nesvarbu čia jūsų. Va. Nesuvok. Ką tu su kad laužu su mesom kažkas va. Šitą dalis nusileis, tu tada nusileidži. Ei. Čia nesutvoko, manahai. Apie svorį šne. Kokio čiužnėgų čiužnys? Prie ko čia so yra? Kokio? Jūs nesveikia, kai išgamas kakui. Ir neatsikelsiu iš... Pamėgojus, blėt. Tam ir artritų, blėt. Vogam aš turiu nors blėt. Kad kažkas logiškų neblogo galės lūžti. O kas? Man tai čia magija kažkokia. Arba specialiai kažkas padaryta. Blėt, a jūs viskas nesuvokia. Kur planų, persakėm į sąmonės visko, blėt. Ir dar sako, Negojas purtas, blėt. Apie svorį šneka, debilai, kai mano svoris iš visai. Pilna žmonių su tokiu svoriu lovos nedaunė, blėt. Visi normalūs vyrai tokios dėsnio. Daunai šiaip vadini. Ar sako, pinigų lenachai su pistanachai. Pinigų turi. Šiaip mano motina iš vis nebūdydavau, nes negalėdavau užmigti. Pirmą jos prieš laidotuvės aš įlūžau vieną, prieš moterį vieną lovėjau ir tą rytą, kai turėjau, aš įlūžau ten gulėdama tiesiog. Ir dabar va taip pat įlūžau. Ten ir įlūžau. Sakyti, kad dėl psichinį ligoninės mano vos lūžta. Aš nors normalus nachai, kuris savo. Normalų vyrą matei, karočią kiti. Aš puikiai suprantu, kad buvo puikiai suprantu, bet kažkas turi realistišką kažką, nes aš niekada nebesuvokiu. Ir viskas šiandien buvo nesąmonė, viskas yra nesąmonė, sapnas yra nesąmonė, viskas padaryta nesąmonė, kas net nesuvoks situacijos, blėt. Mano sapnas yra nejuokauju. Lygiai taip pat įlūžau į motinos tarybinę lovą, kurios nams neslaužės. Gulėdama tiesiog, nes vieną naktį norėjau prieš jos laidotuves. Ir valygiai dabar aš gulėjau, blėt, ir įkritau sulūžus. Tai kieno dabar laidas? Šau, kad gali jį. Čia nežinosi. Var. Mokama atiduoda lovą dar papizė. Žodžiu, žmogus nežino, kur gyvens, kad nemokama lovą gauti dar reikia turėti mašinas, transportus, vyrus, kurie užneš, ieškoti, pistis ir dar neapsitriochinti. Ypač, kai nežinau, vadinasi, nieks nemokamai. Jis tikrai neapsinaudos, poglėti, kažką dirbti. Jo kita dalis sveika, bet tikrai nesivarto hiperaktyvus miegodams lovai ir nenusidens. Gerai, nes. Iš vis nėra logiškai, ne tik logiškai, bet protingai. Ach, ir toks situacija. Nacho, aš šitai jau.
Aš kalbėjimą prisimenu tą minutę, kai aš lūžau ir buvo. Ir tai rimtai buvo motinos laidotuvių išvakarėse. Nes nežinau kodėl aš mačiau miegoti jos lovai, tarybinė ir stiri. Ir jos vietą buvau ir įlūžau tiesiog. Nejudėdam. Norėdams neslaužėsi. Ir lygiai tas pats jausmas buvo dabar. Prieš atvas buvo. Kur čia vyksta, aš šiandien mačiau sapnau. Nes niekas nesupranta, kas vyksta. Varašiniai bilė rašinėti nesąmonės. Nega tos persiekė, nega to tava, kad dėl vaiką nuteista, kai išteisinta. Negana nežinia, kas čia bus ir tufuoji melas ir blogis ir rujuavimai. Eisiu kaip eisi, norėjau pamėgoti, kad bent kažką susiorientuoti, pasižiūrėti daiktus. Karočią pamastyti. Karočią neaišku kaip kai. Ir kai norėjau noškai pamėgoti, nenorėjau privaloma, kad neišprotėti, dar jau užau. Vieną kartą užlipus buvau, tai ant lovos užlipę nebegal. Это типа байрес? Типа нормалей? По нормалей, блядь. Типа нормалей, nauja sofa, blėt. Gulint, tu sauk, blėt. Pyzė, čia nieka, čia normaliai, ne? Čia labai normaliai, blėt. Į ką motinos, aš nebepainu, man šitas klatuojas nuo nuovargė. Ypač kai motinos lovai tas pats buvo, blėt. Laidotuvių iškas mačiau slovai mėgoti. Viena debilė, kurva. Sakyt, kad nuo svorio ir storą gali psichiniai ligoniai, kurios reiktų izoliuoti. Mano svorio žmonių daug, ypač vyrų ir daug didesnė svorio man yra. Ir matant, galvot, kad mano kažkoks svoris toks yra liga psichinė. Šitokias nesąmonės skleidė. Tikrai yra psichinė liga. Tai aš iš pradžių prisiminiau motiną, bet po to galvodama aš prisiminiau šią varštį dabar. Lova yra nauja. Motina ją nupirko rugpjūtį. Kitas dalyks, prie ko čia varštai gulint lovai, nejudu. Kitas dalyks, motinos lovos sakus lūžo, prieš aš sumažiau po mirties prieš jos laiduvės, ir lūžo irgi nejudant. Tai poros miega lovose, tai jau aišku, kad būna mažiausiai 100 kilų. Nu iš mesų išlūžo. Tas tiesų, o aš būtent skirtame kitų. Čia skimui. Tai ką manęs? Aš neryt gyvenachai. Bet žiūrėsia, kad aš kalbant prisiminiau. Aš net motinos lovai mėgoti, nes ten įlūžus. Kai sužinau, kad tuvės kamerė, aš nežinau, norėjau su ją būt. Ir aš mėgau jos lovai. Palaukit, dabar man dar įdomiau. Įlūžau jos lovai gulėdama, kuri tarybinį nekalūžti. Ir dabar lygiai taip pat įlūžau, nei temą gulint. Ir dar žiūrėjau tokį video. Aš bandžiau pailsėti, nes nieką nepamėgojus nepadarysiu. Dabar idiotė, blėt, gulėjau. Karočią. Ir man video, kur vaikų teisė darė reidą, tokia vaikų anglišką video man išmetė tik toks neįtema, kur vaikų teisės darė reidą pas kažkokius globėjus, darželį, kažkokį. Ir rado garsus, rado į 25 vaikus pas. Aš sau bandau užmigti, žiūrinį temą tą video, kad nemastyt, ką pailsint smegenis ir pys lūžtų, nahui, prieš motinos laidotuvės. Aš nejuokauju, aš galiu tą video, kur buvo man išmetęs tik toks. Kad tipo vaikai rusį paslėpti, kažkur reidą padarė. Ir dar svarbiausia, aš taip lūžau prieš motinos laidotuvės. Amerikoniškas, angliškas, nežinau. Nei tema man išmetė ir pys lūžtų, vos infarktas neištika. Nei tos lovos, nei ką, blėt, nei dar ką. Stora buvo. Reiškia, nieka nėra, ta policininkė nepasidavė. Ar kas ten, kad sikvietė pastiprinimą, ta melavo karusė nėra. Ir aš jau nebemačiau, kom baigęs nesilūžau, nahui.
Tai gal kažkur nesuprantu, man dabar gyventi reikia. Negana aš nežinau netyčias, negana toliau persekioja dar nusikaltimus, negana meluoja, kad dėl vaiko nuteisė, kai išteisino, nuteisė dėl šmeižto ir dėl teisėjų žaidimo. Karočią, negana čia irgi, jeigu man nebūtų persekiojama ir galėčiau gyventi, man puhu tos probacijas, man puhu, aš taip niekur nesiekiau tą gyvenime. Ir taip namie, o tai kur kažnek, blė. Bet ką persikžinau, neaišku, kad išmesti, aišku, ką aš turiu palieko, kad pridėsiu, kad aš nežinau, kad karočią. Tada aš žveng nesąmonės, ten meluoju, kad dėl vaiką nuteisė, ten tą lovą, ten lovą dabar tau, blė. Kokį pareiškimą, kad dėl žintikam advokatat nesupranti, kad čia civiliniai ieškiniai. Jie naudoja skatą ir pinigų, nieks neusimta dalykai šiaip su pusė. Durt. Čia reikia turėti pinigų tam. Todėl jie taip ir daro, blė. Nežinau, kad aš neturiu. Ir turiu krūvą mėšlą problemų, blė. Taip ir daro, blė. Nežinau, kad aš neturiu. Turiu krūvą mėšlą problemų, blė. Tas smegenų turi. Tu neįsivaizduoji, kiek aš prašęs pareiškimų. Net tame esmė dabar. Nu, jie įsitinė Diana ir jie nesuk. Per visus tas ir man dabar svarbiausia, aš nesupratau. Karolina, Dieve, kas man ką? Ir man baisiausia, kad aš dabar, kai galvau, kad reikia nukrausyti motinos lovą ir prisiminiau, kad iš jos laisvės lūžau. Aš nežinau, kodėl tą naktį sumašiau mėgoti jos lovui, nes tipo jos ilgiau. Čia rečiais lūžau, gulint karočią. Kurva, aš negalėjau niekada daryti, gal. Aš gulėjau, išmetė kažkokį vaikų teisę video reidą, kur vaikai Rusijai, kurva iš Amerikos. Ir aš savo ramiai gulėjau ir lūžau lovą, negana per 3 mėsų išlūžo naują lovą, kur rugsėjai motina pirko. Kaip prieš jos tas laidotuvės. Aš nesuprantu nieko, kas vyksta, aš be pulsio. Dar aš apie kažkokius svarus, kurva, nu, kokiu ligoniu turi būti rašyti, kad 100 kilų žmogus nuo jo į lovų įlūžą gulėdamas dėl sėdė. Kai žmonės dviese gul virš 100 kilų mažiausiai. Kada būti lūžę, ne tik iš metų, čia kažkokia nesąmonė. Teismais teisingumų nusivylus ir visko nusivylus. Aš šimtą svarbiausių dalykų nežinau, kaip įspręs ir kas čia vyksta, blė. Be pulsio žmogus iš vis negali, blė. Ir kalba iš vis į temą, blė, jokinga tokie dalykai. Jūs nenorėkit rimtai susižalot, karočią. Nu, tai man atėda verdavo kokį 7 dėdė 100 ken uždavo, blė. Kokit, blė, pilna vyrų, kurie sverma, blė. Tai jie lovas. Ką jūs čia nusišnekat? Nes nusišnekat. Aš nesuprantu, na. Aš be pulsio nieko nepadarysiu. Dėl dabar močiutė viską, na. Tai, gerai. Jau kalbant, nu, vapšia pohui dabar viskas. Aš bandžiau pulsins smegenis, neišėjau pamėgoti. Račia. Kas įmanoma? Jūs manot, man daryti ir kokie pinigai įsipainė ir kokios nesąmonės. Čia sunku tokie setrakio viršinė sugadinta. Čia negu yra. Kai tokie reikalai nejuokia. Čia nėra. Nu jau dabar aš buvo ir kai ką dabar daryti. Kas reiškia, nors suprant, Karolina. Gerai. Pirma mano asociacija su laidotuvėm, nes po prieš laidotuvės. Antra mano su magija, kad turėjo aišku būti blogiau, bet baigęs lengvai. Nieko atsitiko, man. Nesuvalgysiu vyksta daryti, blė. Aš vis kelis kas nesuvalgiau, aš bandžiau prisvers valgyti. Aš biškai karočią, bandžiau gulėti, pailsinti smegenis, kad nuveikti karočią. Tada išmetė tą supustą vaikų teisų su vaikais rusynų kankintais karočią. Ir aš lūžau, net man pačiu. Tai spėliai turbūt rėkas žalinsi, nepavyko. Tik nebežinau, kur. Dar lygiai taip pat buvo prieš motinos laidotuvės. Parečiais. Pats jausmas, bum. Ką laidos? Tas rautas, aš. Tu daryk. Man nebe visų pirma reikia nuleisti tą dalį ir sukalti likusią tą. Jeigu aš suspardau šitą ir cukrą, nuleisiu aną mėgo taip.
A tu matai, kaip lūžo, ką tu parimsi, glučiai iš mesų išlūžo dar per pusę, tu, blėt. Motina tikrai nenori, kad ištempi šiuosi dar per pusę, blėt. Pusgalvė, tu, blėt. Motina tikrai nenori, kad ištempi. Čia ne motina, nahui. Pusgalviai, nahui. Motina nevaryti jūs iš... Va. Tas neaišku, blėt. Lūža iš mesų. A nematai, kai iš mesų lūžia, blėt. Iš mesų ir dar per čia nesąmonė, nahui. Čia tokių dalykų nebūna. Tik iš mesų dar per žrei pirkta. Tu durns. Čia what the fuck? Da ką būčiau krušus iš čia, aš nežinau, kai. Blėt, nahui. Nu, kai nusik. Kaip nusišnek. Prie ko čia atkeli? Čia nusišnek per kokį galą. Blėt, pusgalį. Šit įsik iš papačią po šitų, kad aš galėčiau kažką daryti. Jeigu būtum vyrsmin, bandytum mamą spręstum dar vien Zavackis. Bobas, o dar kažką. Čia sąmonė. Per šitą dalį. Bet dar va iš mesų ten. Per šitą ir iš mesų. Lėjau, nahui. Čia tokių bairių nebūn, čia nesąmonė yra. Čia neįmanoma. Vis lyg viskas, kas neįmanoma. Eik tu, ahuistas. Aiškinu dar kartą. Norėjau nurimti, aš lyg nemėgau. Kad nors kas ir taip neįmanoma ir nepadvėsti, bandžiau pavalgyti ilgiau poraksnių. Norėjau kažką pasižiūrėti ir užkadnikti. Man išmetė video iš Anglijos Amerikos, kažko vaikų dalelio ar kažko, kur buvo reidas ir rado Rusy 25 vaikus pastus. Ir norėjau pačią kambaigį ir piskrent į lovą. Sulūžo per visas ir per pusę mesų. Kai mūna pranešė apie mirtį, turėjo būti laidotuvės, aš susimegoti jos lovui. Išmegui pareičiai įsilūžau irgi. Aš nesuvokiu. Aš suvokiu niekai iš vis. Aš nesuvokiu niekai. Koks ženklas? Tai pasakyk koks. Gulint nelūžo, dar va ten lūžo. Ir tai gulint tą lovą naują, blėt. Ir dar šneka apie kažkokius svorius, kai man imt skylų. Da huja žmonių tieks ir da dviese mieg, blėt. Da dviese mieg. Ką jūs čia nusišnė? Nebesuvokiu nieką, blėt, man vis... Gal ir turi. Aš nežinau, kur aš gyvenu, aš negana gal rytoj mane mes iš buto, aš nežinau, ką darysiu su tais ir sprendimais, neteisi persiekimais tiksliau. Ką varlas perska mane dėl vaiką nuteisė, kai dėl vaiką išteisina, nežinau, prokuror skūs, nežinau, kas bus, na, aš truputį ragoti, kad susisakuot betiniausius veiktus kažkokius dokumentus, jeigu mane mestų atvė. Kristų. Da jūs suvokėt, da nieką suvokiu. Dabar dačiušiu, o tai bus ir gerai. Aš nesuprantu, išsigandau, negana pats sumuos lovą, buvo prieš jos laidot ir dabar su... Tie dasiniai visi. Vyks, kol aš prašau, pisiprota man. Aš ko turėjau ištisai terorizavimą, persiekimą, užpuolimus pro brorą. Neturėjau laiko. Sunkio. Nelų tarybinė. Aš pratėčiau nors kažką. Neturiu čia, kodėl. Vienas lygiai, prisiminiau, kaip lūžo motinos lova, lygiai iš oro, prieš jos laidotuvės. Kis dalyks, aš prisiminiau, kaip balovį, Vaskiau kolebus ir prašiau atvažiuoti tvarkyti, nes iš... Dar Šiauliuose, kai gyvenau suįdenta, ką aš tame mechanizmų lovos ir negaliu keisti atvažiuoti. Ir jis visi te, bet atvažiavo po valandas ir kiša.
Man vis buvo per daug, aš turiu nors biškis mėginti žmėgti, bet čia yra nenormalu, jūs bent sukėt, kad čia nenormalu ir tokių stapimų nebūna. Kysi, kaip tu slūžė? Nesvarkysim, vis iš taranit visų, aš čia gyvensi, blėt. Aš vienas namai tarabanit, nahu. Dieve man. Nieko, aš nesuvokiu, tas visas tingumis, visas samnės ženklas. Aš nesuvokiu netame. Tas taurės mas neįvykęs, pėnius, jis negali paleisti. Nesąmonė. Manau, Argenach, man galva plyšta, aš nesuvokiu, aš iš vis. Ir taip, ką jos leido, ir ką meluot leidžia, ir ką pažydinėti, ir kaip čia viskas neteisinga. Aš nekalbu, aš norėjau nors biškai bandyti užmėgti karočią, kad kažką sugebėt mąstyti ir daryti. Dailūžų, kur gulin. Nei seks ant juos daryta, nei kartą. Nei ant jo šokinėta lambada kažkokia buvo sustojus. Aš šokės. Nes, tai yra sveikų žmonių protingų, ką pasakyti. Va tokie išgama su svoriu gal dėti naku, ne 100 kilų nėra didelis svoris, daug jie vyrų tvorių yra. Ir lovos nuo jų nelūžinėja, blėt. Nieko nepato svoris, kur ar lūkiniai. Aišku, kas apsihui. Kur įsigimėlių gvardija. Nes nepastebėjau, kad čia protingų žiniausiai tylė. Puikiai žinai, kad planų nėra ir negali būti tokiai situacijai. Ypač nesakau, kaip man buoti. Tik aš nesąmonė. Ir būtent dabar. Aš taip gali galvo daryti. Man reikėjo pamėgoti, dabar aš iš vis nesprantu nieko. O tu manai, kad nemėgoja žmogus kažką gali daryti? Išgama. Susikišna padugnė. Padugnė dar vieną. Yra nors vienas 3 mėnų. Čia. Be. Kuris gali kažką protingą pasakyti. Ar padaryti. Ne visus, o padugnės. Nu, tai kas rašo, tai kaip esmė. Šlikštinės išgimėlį. Tai atkentėsi. Dabar pridavinėt lovą. Nebuvai dingęs kažkur. Ko čia išdai? Pasvaigt kokius. Smegenis nebijau mėgot, bet nuospištės. Ir galite ištišuoti. Labiau, kad jos nedaryta, dainjūna. Kas kažko. Ir aš net. Per vidurį. Liau. Nejudėjau. Čia daryta nižarka, da plus metų nėra paranų gamba. Sakyt, kad svoris per didelis, sako psichiniai ligoniai. Svorio žmonių pašvyro. Tam išlūžo. Ulin tiesiog lūžo. Su mesom visom. Per trečdalį. Aš minėjau, aš tik buvo atsisto. Vieną. Kur aš talentą padėsiu? Tik kad neslūžus jokia kėdė. Yra kažkiekis, yra kažkur antį reikia. Aš dabar lovą, reikia, aš vis nesom durnė. Aš dabar, aš jau, kurva. Nesuvok.
Ką tu sugalvojai lovui? Da, kažta dalis nusileis, tu tada nusileidži. Ai, nusileidži, nu karo. Nesutvarko, mano. Aš žinai. Nesveikinu, sako, išgamas kurva su 3 išvaržom, na. Ar 3 tu, blė. Aš nuo to čiužinio neatsikėl, išgama. Blė. Su 3 išvaržom ir ar 3 tu, blė. Lamai čia viskas nesuvokiam, aš turiu nors pamėgti, karo čia, kad kažką sumastyti. Tai paaiškinimų nėra, kaip lovo galėtų lūžti. Brokas? Man čia magija kažkokia. Arba specialiai kažkas padaryti. Blėt, a jūs tai? Aš nega ir be nervo mano situacija, vokiam ar vienas suvokia. Nežinau, kas būtų, bet kad aš neturiu nieko, kur eiti, aš neturiu jokių planų. Su teismu nesąmonė, su persikėmis nesąmonė, su visko ne, blėt. Ne, šiandien jaunatis prasidėjo. Ir dar, sakui, blėt. Negu spurtas. Dar apie svorį šneka, debilai, kai mano svoris, dachui. Pilna žulovos nelūžiniai, daunė, blė. Visi normalūs vyrai tokio svorio, blė, dadidė. Daunai šiaip vadini. Dar sako, pinigų turi filę, nachui, supinachai. Čia mano motinai išmėgodavo, blė. Jos mirtininko, palaukda, būsi čia apkalę. Jos mirtininko lova, 2 pilna dulkių senovė, 3 ten ir taip, o 4 per motilą prieš laidotuvės aš įlūžau vieną. Laidotuvės aš įlūžau vieną lovą, aš dabar prisimenu. Va lygiai taip pat. Jau būt laidotuvės, aš įlūžau ten gulėdama tiesiog. Ir arba taip pat įlūžau. Sakyti, kad dėl mano svorių įlūžo lova, gali psichinį ligonį, nes mano žmonių yra dachujas nelūžta. Aš sveriu 100 kilogramų. Yra nors vienas normalus nachai, kuris suvokas. Matnė, išgama. Norma, matyk, čia nei vienas net lemputės nepakeitė. Aš puikiai suprantu, kad brokuota, aš puikiai suprantu, bet kažkas turiu realistiškai nebesuvokiu. Ir man net pamiegoti. Viskas šiam nesąmonė, viskas yra nesąmonė, sapnas yra nesąmonė, viskas, kas padaryta nesąmonė, kas nesuvokia. Man sapnas yra nesąmonė ir aš nežinau. Lygiai pat iš oro įlūžau į motovą, kur laužės. Kėdama tiesiog ne vieną naktį ten norėjau gulėti. Prieš laidotuvės, tą rytą, čiais. Ir valygi dabar nei tema, kritau su dabar laidotuvė. Čia visko gali būti. Čia nežinosi. Nemokamai atiduoda lovą dar. Žmogus nežino, kur gyvent, kad nemoka gauti, dar reikia turėti mašinas, tvartus vyrus, kurie užneštų, jiems sumokėsis ir dar neapsitri. Ypač, kai nežinai, kur gyvent. Nesvarbu, bet nemokamai. Jis tikrai nepasinaudos tą progą, blėt, kad kažką dirbti. Jokia, bet tikrai nesivarto hiperaktyvus, duodams lovai ir nenusidens. Gerai, nesvarbu. Iš vis nėra kas logiškai matyti ir ne tik logiškai, bet protingai, na, suvoktų situaciją. Aš šitai jau.
Aš tik čia, kai krito, tai jau buvo, nes nežinau, ko krita. Ir vietoj buvau ir lygiai tas pats buvo. Kuo kas čia vyks, aš nesvarbu vyks, nesąmonės. Kad to melavo, kad negana nežinia, infuoju melas ir blogis. Eisiu, kaip eisiu, norėjau pamiegoti, kad bent kažką susiorientuoti, pasižiūrėti daiktus, pamastyti. Ir, karočią, aišku, kaip kai... Aš biškai pamiegoti, tik su nenorėjau privaloma, kad neišprotėlė. Blėt. Nešokėjau aš tų lovų, kad vieną kartą užlipus ant lovų gal. А jis mato, čia tipo bairis, čia normaliai, čia tipo normaliai, nauja sofa, gulint eiktų savo kaip normaliai. Nu aš blė. Pyzė, čia nieka, čia normaliai. Gulint, čia labai normaliai, blė. Aš ne